politiniam gyvenime pertraukas be abejonės pasirenki ne pats. Jeigu negauni pasitikėjimo žmonių, tai nesi politikas, nesi taryboje. Vienareikšmiškai, šiandien matysim, ar žmonės suteiks mums daugiau galių liberalų sąjūdžiui 143 numeriui, ar mažiau tų galių suteiks, sunku pasakyti. Tiesiog žmonės turi teisę rinktis ir būtų malonu, kad jie rinktųsi iš tiesų aktyviai ir rinktųsi tas, kas jiem prie širdies, sakykime, arba kurios pažiūros patinka. Tiesą pasakius, tai liberalai visada jautė tam tikrą atsakomybę ir vienas iš principų yra įstatymų viršenybė plus savo žodžio laikymasis ir pareiga tiem žmonėm, kurie tave deleguoja arba renka. Tai tam tikras tas praleistas laiko tarpas be abejo galima buvo dirstelti lyg tai ir iš šalies, kas čia vyko. Ir mano supratimu, čia kaip Gediminas sakė, galbūt reikėtų daugiau minėti žmonėm tai, ką mes pozityvaus ketiname nuveikti, bet negali nepaminėti tokių dalykų kaip bendru koaliciniu susitarimu, palaikant merą, kuris prieš tai jau turėjo baudžiamą bylą, vis tiek tęsti visus darbus ir iki paskutinės akimirkos laikytis ir sakyti, kad mes teisūs, nors jau ir bylos iškelta ir visa kita. Tai aš manau, to negali būti. To negali būti ir mes kalbėjom ir su ponu Tanio. Tai yra, užsienį yra nepaprastai griežta atsakomybė už savo veiksmus, už savo moralę, už savo, prarastą pasitikėjimą žmonėms. Tai vienareikšmiškai tokie žmonės iš ties negali būti. Negali būti tokie demagogai, kai kurios partijos šiandien dienai siūlo susitarimą, už nugaros laiko ten kažkokį kumštį rankoje suspaudę ir nori smogti, viena ranka pasirašo draugystės sutartį, kita ranka, bando tave ten apšmeižti teisėtai ir neteisėtai. Aš manau, kad politika turi įgauti žymiai moralesnius kriterijus, svertus ar kažką panašaus, bet tikrai negali tęstis tas, kas buvo paskutinius 4 metus. O kaip ponui Tanijos atrodo Alytaus savivaldai ir šitie visi ir teisminiai dalykai, greičiausiai jūs apie viską žinote? Apie mūsų vadovus, miesto? Mieste tikrai yra daug darbo, reikia pertvarkyti daugelį dalykų mūsų mieste. Ne tik kalbėdami apie moralinį reikalai, taip pat kas konkrečiai reikia mūsų gyventojams. Tai yra daugelio gatvių be asfalto. Savo gyventojams daugiau vietų atsirastų ligonėm, kad neliktų ligonės koridoriuose, nes nėra kur talpinti į kambarus. Taip pat labai svarbu, kaip įdėti rimtą planą. Ne tik kalbėti apie problemas, mūsų programai tikrai yra išdėstyta kiekvieną punktą, kaip mes rimtai norim mūsų mieste pagerinti gyvenimo lygis. Pradedam nuo mokyklas, nuo mediciną, nuo ligoninė ir gatvės. Čia yra pagrindinė mūsų gyventojų skausmas ir taip pat kūrimas darbo. Taip, tai dabar žiūrint į mūsų laidą, jie sakys, daug ką žada, mes prisiklausėm per tuos 20 metų, kad mes ateisim, padarysim, išgelbėsim ir taip toliau. Bet jūs dabar man atsakykite į paprastą klausimą, kaip tą Alytų ištraukti iš duobės? Ponas Lukšy. Tai iš tiesų, jeigu žmonės neturi darbo, tai jiem bet kokios išlaidos yra didelės. Ar šiukšlių išvežimas, ar šiluma, ar dar kažkas yra nepakeliama suma, nes tiesiog tu neturi pinigų. Tai iš tiesų šiandien taryba turi galvoti apie vieną ir svarbiausią užduotį savo kelti. Sukurti darbo vietas. Ir tai kalba visi iš tiesų. Kursime darbo vietas, tačiau kaip tai padarysime, nekalba beveik niekas. Aš jau esu ir spaudoje rašęs, kad savivaldybės, tarybos, administracijos veikla turi būti nukreipta į verslo, ypatingai smulkiojo paramą. Ir tai galima daryti daugybę būdų. Aš vieną turim dabar puikius sporto rūmus, arba baseiną puikų turim. Tai jeigu tame baseine arba sporto rūmuose kiekvieną savaitgalį vyktų tarptautiniai konkursai, tarptautiniai turnyrai, tarptautiniai ar nebūtinai respublikiniai renginiai, tai žmonės atvažiuotų į Alytų, turėtų kur jiems reikėtų apsistoti
jiems reikėtų pavalgyti, jiems reikėtų pasilinksminti, nueiti į diskoteką ar dar kažkur. Ir tokiu būdu tos vietos atsirastų ne tik vietiniam jaunimui, ne tik alytiškiam, tačiau ir tiems atvykusiems. Tai ateitų konkretūs pinigai. Tuose viešbučiuose dirba alytiškiai, kavinėse dirba alytiškiai, diskotekose ir pasilinksminimo įstaigose irgi alytiškiai. Tai tą reikia daryti. Dėja, šiandien to neturime. Iš tiesų Alytus turėjo daug labai gerų projektų ir motos trasos įrengimą, kas iš tiesų pritrauktų motosporto mylėtojus, kiekvieną savaitę konkrečiai atvyktų žmonės sportuoti, dalyvauti varžybose ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia laiko tiek neturim, kad apie viską pakalbėtume. Tai iš tiesų reikia labai konkrečių sprendimų ir dažnai labai nedidelių pinigų. Kaip aš sakau, jeigu yra gera idėja, tai pinigų visą laiką atsiras. Antras, ką turim padaryti, tai vis tik Alytuje yra stipri pramonės potencijas. Yra labai gera infrastruktūra, pramoninė zona. Joje dabar ir kelių padaryta. Tačiau, kaip aš sakau, visus pinigus reikalingus, tai tam pramoniai vystyti mes sukišam į kelius ir pačiai darbo vietai įkurti jau ir nelieka pinigų. Nelieka ateinančiam investitoriui paremti. Galų gale tam investitorius paieškai. Ir tokiu būdu įrengiam padarom labai didelį darbą, tačiau pritrūksta 5 cm laido, kad tas įrenginys dirbtų. Tai čia vėl reikia sveiko ir racionalaus proto. Taip, ponas Švirmickai, kaipgi tą Alytų ištraukti iš duobės? Tai pirmiausia, be abejonės, tai ką Gediminas mūsų vienas, kaip sakyti, rimčiausių sąrašo lyderis ir mūsų pretendentas, kaip sakyti, mūsų deleguojamas žmogus į laimėjus tam tikrom situacijoms, susikloščius tam tikrai situacijai, laimėjus rinkimuose tam tikrą kiekį mandatų, mūsų kandidatas būtų į merus. Be abejonės, jis turi tą viziją, turi savo požiūrį, bet mūsų liberalų komanda, kaip ir visada, visais laikais dirbdavo bendru sutarimu. Todėl neatsitiktinai diskusijose arba klausimų ruošime arba sprendimų priėmime mes po šiai dienai, nors ir Gediminas buvo vienas, miesto taryboje visada tardavomės, ieškodavomės tam tikrų sprendimų. Kaip miestą ištraukti iš duobės, tai aš manau, be išvardintų ekonominių ir visų kitų dalykų, kurių iš tiesų mūsų programoje yra ir galima rasti mūsų išleistame laikraštyje, viską tą susipažinti, bet aš manau, yra ne veltui tas pasakymas katalikiškas, palinkėti vienas kitam ramybės. Ramybė tai nereikėtų gal suprasti, kad tu nieko nedaryk ir pasyviai lauk. Ramybė tai yra pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas savo miestu, pasitikėjimas tam tikrais politikais ir be abejonės tada atsiranda saugumo jausmas, kuris yra nepaprastai miestiečiams svarbus. Kas tai yra saugumas? Saugumas tai, kad ir nenorėtum išvykti iš miesto, kad norėtum čia gyventi, kad čia tau būtų patogu, kad tau saugu ir į mokyklą vaikus nuvesti ir kad mokyklų teritorijos ko gero turi būti aptvertos, nes tai yra saugu, prevencija narkotikam, visiems kitiem dalykam. Iš ties čia viską sunku vardinti, tas, kas galima padaryti ir nereikia ypatingų pastangų. Tiesiog turėti pagrindinius tikslus, turbūt, kad žmogus ramiai, saugiai gyventų mieste. O tam reikia ypatingai, kaip sakyti, sutelkto dėmesio visos tarybos, nesvarbu, kiek mūsų ten būtų, juokavom, kad aišku, geriausiai būtų 27, bet tada, jei nebus opozicijos, kažin kai vėlgi rutuliosis diskusija, kaip priimsim sprendimus, todėl mes turim viltį, kad tapsim pozicijos dalimi ir bendru sutarimu su kitomis partijos, kurios tikrai neatsisakys mūsų sveiko proto požiūrio į sprendimus, bandyti ieškoti kompromisų. Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai nėra nei tarp mūsų, nei kitur nėra dievų, kurie žinotų viską. Todėl ypatingai svarbu tarti su žmonėmis. Ir labai apgailestauju, kad tą pažadą tarti su bendruomenė